Ant kiek Vytai pas tave tas magnetas stiprus, kad, pavyzdžiui, per šakas nenumuša tau? Stipri antena laiko su magnetas pats? Pas mane nesu magneto, aš gręžiau stogą ir veržiau stacionariai varžtais jau visam laikui. Pažiūrėjau, nesibaigs čia tas kelias. Formos sankryža bus ar į kairę, ar į dešinę reiks sukt mum. Sukam į kairę, pavažiuojam kokius, ką žinau, kiek čia 200 metrų ir į dešinę keliukas į mišką turi būti. Va, šituo keliuku aš grįžinėjau. Tada Palikė. gal čia dešiniai tą nendryną nert. O Juozai, apsaugą gal jau turi? Tai kad dar neprisiruošiau niek. Čia turbūt į dešinę, ne? Jau čia į dešinę keliukas. Nu va, tai čia toliau jau nevažinėta. Jau dabar ieškot reikia spontaniškai kažką, tai ką rasim, tą rasim. Atsargiai bitės, matei? Nu ir ką, tos bitės nieko jom nedaryk ir jos nieko nedarys. Tai jo, bet turbūt vagiam parašė, kad neįtų pyzdint medaus. O, čia Juozo kolegos sukasi, arba mažu čia tavo Juozai chebra dirba. Ne, čia spėjau girininkėjus pačius. Nu, ir čia žinok dabar, gal kairiau reiktų važiuoti, gal dešiniau. Kairiau tai čia rodo normalų keliuką, o biškį toliau pavažiavus į dešinę bus keliukas be pradžios toks. Tave čia, Juozai, tiksliai rodo tokius visokius, ne? Smulkmenas. Pakankamai tiksliai. Nes pas mane tai rodo tik vieną kelią va šito, kurio važiuojam, dabar tik tą įrodo. Va pas mane ir šitas į kairę ir į dešinę rodo va keliukus. Gal nebent jeigu išsididinčiau, žinai, gal tada irgi rodytų, bet man į biesas. Nu, aš tai matau, kad jeigu va taip tiesiai, tai čia miškas tuoj turėtų baigtis, tai čia reiktų sukti kažkur tai arba dešinėn, arba kairėn. Man tai ten tolumo rodo kažkokį didelį pagrindinį kelią. Tai Via Baltica. Jūs tada važiavot per Via Baltica. Čia kairėn lyg tai kažkoks keliukas matosi. Nu jo, kažkas tai yra, bet jau senai nenaudojamas. Čia daugiau jokių nei keliukų navigacija nerodo, į šoną kvartalinę rodo, kad priekį bus.
Bet mes čia kaip tai pasisukom dabar lyg tai išilgai miško, kaip ir važiuojam. Jau nekertam tą juostą miško. Bent jau pagal navigaciją, tai kairiai pusėj lyg ir upeliukas kažkoks turėtų tekėti. Jo, man kažką tai irgi rodo kažkokia juosta. Nu tai ten ir yra žemuma kažkokia tai. Tai kad į ten keliuko kaip ir tokio nėra normalaus. Kokių 100 metrų daugiau gal bus kvartalinė į kairę į dešinę. Nu pabandysim nusileisti. Dabar matai, jau mes pradėsim, jeigu toliau važiuosim, pradėsim tolt nuo to upelio liktai. A va, yra keliukas. Bet kažin nebus žiaurus. Nu kol kas nieko, bet toliau visko gali būt. O Juozui tai nežinau, kaip čia išeis. Bet tu moki ne vėžėm važiuoti. O po į vėžę 3 dienų. Tai tu Juozai jo, lipk ant to. Žinai, tarp šitą. O, blet, biškį trūko. Verta ten brautis į priekį. Man kitur nėra kelio, aš atgal jau negaliu. Всё, pasikabinau. Aš irgi biškį sėdžiu, blemba. O tai tu ten labai nesisodyk, žinok.
Prisidirbom! Labai giliai nesiklampyk, nebus kam ištraukt. Šitą dalį reiktų pamastyti kažkaip tai, kad jūs iš kito galo privažiuotumėt.